Sveiki, brangieji. Išėjau truputį pasivaikščioti. Tuo pačiu noriu pasidalinti tokiomis mintimis. Šį kartą noriu pakalbėti apie laisvę, kurios taip visi trokštame. Visiems mums patinka ta laisvė. Bet esu girdėjęs tokį pasakymą, kad nieko nėra žmogui sunkiau, kaip duota laisvė. Kad ir kaip keistai skamba, bet apie tai pasidalinsiu. Jūs tikriausiai kai kurie būsit šokiruoti iš to pasidalinimo, ką išgirsite. Tai dabar pavyzdžiui toks pavyzdys pasakysiu. Sakykime, yra taip 10 Dievo įsakymų duoti. Mes galime jų laikytis, galime ir nesilaikyti tų įsakymų. Yra taisyklės, yra vairavimo, transporto priemonių taisyklės. Namuose yra taisyklės. Žmona įvedė taisyklės ar vyras, kad nevaikščioti kambaryje su batais, nelipti ant stalo ir taip toliau. Visur mūsų gyvenime yra suvaržymai ir taisyklės. Ir taip nori, kad mes jų laikytumėmės. Aišku, paimkime dabar tas pavyzdys toks, kad, sakykime, paimtų Lietuvoje, užtektų Lietuvos, paimtų ir nuimtų vienai dienai kelių eismo taisyklės. Pasakytų, galit vieną dieną nesilaikyti taisyklių, važiuokit pagal savo išmintį, pagal savo, kaip sakant, širdį, pagal savo įsitikinimus. Tai dabar gali lėkti per miestelį, jeigu tu skubi, gali važiuoti ne 50, gali važiuoti 150, jeigu traukia mašina, aišku. Ir taip toliau. Tai dabar, brangieji, įsivaizduokite, kas per tą dieną atsitiktų. Kitas pavyzdys. Duokite vaikams laisvę, pasakykit savo vaikams, galit pabandyti, jeigu nebijote. Pasakykit savo vaikams, kad jūs galite, pusdieniui daryti tiesiog ką norite, ką sugalvojate, kas jums tik tai į širdį. Duokite visišką laisvę. Baisu įsivaizduoti, jeigu dar vaikai myli, jeigu jie gerai auklėjami, tai manau, galbūt saldainių persivalgytų daug ar dar kažko. Bet įsivaizduokite, Dievas davė taip pat 10 įsakymų, bet davė tuo pačiu ir laisvę. Sakykime, pavyzdys. Nevok. Bet mes galime vokti, nes nepaleistuvauk, bet galime paleistuvauti. Ir taip toliau. Jūs daugumą žinote 10 Dievo įsakymų. Ir Dievas mums juos davė, bet jis neverčia laikytis. Tai dabar pagalvokime, o kaip išeina. Galime, kodėl mes neviršėjam greičio važiuodami? Todėl, kad žinome, kad bus pasekmės ir ateis didelė galbūt bauda. Čia apie pasekmės. Bet čia yra jau iš baimės, kad bus pasekmė, kad reikės sumokėti kažkokią kainą. Dabar tai yra baimė vadinama. Bet yra dar vienas, kad pavyzdžiui, vaikams jūs jeigu davėte tą laisvę, o vaikai jūsų paims ir nieko nepadarys iš tos laisvės tokio blogo. Dėl ko jie nepadarys? Todėl, kad jie myli, gerbia savo tėvus. Todėl jie žino, jeigu padegs namą, tai jeigu tėvas ir motina pasakė, kad nebus nieko, jokių pasekmių, nieko jums nereikės, darykite tiesiog, ką norite. Bet jie gal nepadegs tos trobos. Dievas taip pat mums davė įsakymus, bet sako, būkite laisvi. Elkitės, aš jums daviau protą, sąžinę ir taip toliau. Ir mes galime Dievo klausytis jo iš baimės, kad nepatekti pragarą, dar gyvenime šiame pasekmės būna. Ir mes galime iš meilės, tiesiog mylėdami savo dangiškąjį tėvą, už tai, kad jis mus myli, atsakyti tą meilę. Ir mes galime laikytis Dievo įsakymų dėl to, kad mes mylim savo tėvą. Tai brangieji, iš tikrųjų
parašykite, jeigu galite, komentaruose, kaip jums ta laisvė. Vat esame laisvi daryti gerą ar blogą daryti, kaip mums elgtis, kaip mums į piktą atsakyti piktu, ar priešingai daryti gerą, kaip Dievas kad sako. Tai vat šitokia, turėdami laisvę, kaip jums, kai galite rinktis, kaip jums lengva yra gyvenime. Beveik kiekvieną dieną mes turim pasirinkti. Kiekvieną dieną mes gauname iššūkių visokiausių įvairiausių. Visko ir pagalvokite, jeigu tokia laisvė, sakykime, nežinau, nenoriu nieko taip jau įžeist, bet vat, dabar yra gimiai berniukas ir sugalvojai, kad tu nori būti mergaitė. Vat laisvė pasirinkti, kuom tu nori būti. Kokia tavo lytis būtų. Dar įvairiausių dalykų. Dabar daug kalbam apie laisvę, apie šitą ir ar tai į naudą žmogui, ar tai gera. Dar norėčiau pasakyti, pakalbėti dar apie tas pasekmes. Dabar įsivaizduokite, aš per savo patirtį pasakysiu dabar. Aš 30 metų ten su viršum bei 40 prarūkęs. Turiu šitą priklausomybę. Ten žmogus vartoja, sakykime, alkoholį. Ir tu vieną dieną supranti, kad tu gyveni, neteisingai. Kad tas gyvenimas nėra toksai, koks turėtų būti. Tau apšviečia Dievas tą protą, tau sąžinė sako, keis gyvenimą. Tu gailiesi, verki, netgi iš gailesčios, kai viešpatie Dieve, atleisk man už mano nuodėmes. Žinai, Dievas mato tavo atgailą ir jis sako, gerai, sūnau, ačiū, kad tu sugrįžai, aš tave myliu, labai džiaugiuosi dėl tavęs. Čia kaip apie sūnų palaidūną. Jis priima tave, bet žinote ką? Dievas atleidžia nuodėmę, o jeigu jau kepenų cirozė, o jeigu ten kraujagyslės užsikišusios, arba kažkas panašaus. Vienu žodžiu, kiekviena nuodėmė turi pasekmę. Ta pasekmė gali būti ne šiandien, ji gali po kiek metų ta pasekmė nuodėmės pasireikšti, bet va, kodėl verta nedaryti nuodėmių, kodėl verta klausyti, laikytis Dievo įsakymų iš meilės, todėl kad jis myli ir įsakymus davė mums, ne todėl, kad norėtų mus suvaržyti. Ir mes vaikams duodame taisyklės kažkokias, kažką ne todėl, kad norėtumėm būti ronais, vadovauti savo šeimoje, bet todėl, kad mes mylim vaikus ir norim juos apsaugoti. Ar ne tai, brangieji? Tai parašykite, kaip yra lengva ar nelengva žmogui būti laisvam, kada gali rinktis būti tikinčiu arba netikinčiu, kai gali eiti vogti arba gali nevogti, gali paleistuvauti, o gali ir nepaleistuvauti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitiek, brangieji. Linkiu jums būti laisviems, kaip ir esame laisvi pagal Dievo valią. Ir kada patys trokštame rinktis gėrį, bet ne blogį. Sudie.